Labas, Lėda. Labas, Rimai. Šiandien aš kviečiu tave pasikalbėti apie komandas. Ir gal daugiau iš tos perspektyvos, kaip mes suprantam komandas, ką mes žinom, ir gal pasidalinti išvalgom, patirtim, ne, apie tai, apie darbą su komandom. Ir aš pradžiai norėsiu pakviesti tave gal iš tokios bendresnės perspektyvos pažiūrėti į komandą ir paskui šiek tiek pereiti prie kito požiūrio kampo, tai yra pažiūrėti per komandos nario perspektyvą. Tai aš norėjau pradėti nuo tokio gal pastebėjimo ar tuo pačiu klausimo, kad komanda kaip žodis tampa toks labai populiarus paskutiniu metu. Ir aš keliu tokį bendrą klausimą, o iš tikrųjų, kada mes turim kalbėti apie komandą? Geras klausimas, ne? Nes tikrai gerai pastebėjai, kad toks labai labai populiarus žodis ir žmonės, kurie netgi mokymuose pas mus susirenka ir ateina iš labai skirtingų vietų ir po kurio laiko pradeda save vadinti komanda. Ir iš vienos pusės tai nėra teisinga, nes jie kaip ir neturi kažkokio bendro tikslo, neturi bendradarbiauti taip tamprai tarpusavyje. Bet man atrodo, kad jie bando perteikti tam tikrą jausmą, atmosferą. Ir tą aš dažnai pastebiu, kad žmonės, kurie kažkiek tarpusavyje bendradarbiauja, kažkiek sąlyčio taškų turi, jie po kurio laiko pradeda save vadinti komanda. Man atrodo, kažkaip mes ir atpratom, žinai, labai tiksliai vartoti žodžius ir pagalvoti, ką mes turim omeny, ar mes kalbam apie bendruomenę, ar mes kalbam apie grupę, ar mes kalbam apie komandą, ar mes kalbam apie kitus tokius grupinius vienetus, ne? Nes kiekvienas turi tam tikrą savo paskirtį. Ir aišku, komanda yra tam tikra grupės rūšis, bet komanda ir grupė tai nėra lygus dalykai. Ir manau, žinai, labai svarbu atskirti šitos dalykus, nes pati žodžio ta reikšmė, kurią mes nešiojam pasąmonėje ir žodžio ta istorija sukuria tam tikrus lūkesčius. Mes turim tam tikrą lūkesčių struktūrą, kai vartojam tos žodžius. Ir kaip aš apibrėžčiau komandą, aš manau, kad tai yra tam tikra grupė žmonių, kurie turi bendrą tikslą, bet kurie turi bendradarbiauti labai tamprai tarpusavyje, nes jie negali atskirai pasiekti to tikslo. Jie atskirai neturi tų žinių, neturi tų įgūdžių ir jie priklauso vienas nuo kito. Jie privalo bendradarbiauti, jie privalo vienas kitą papildyti, privalo koordinuotai atlikti tam tikrus veiksmus, kad jie galėtų kartu pasiekti tą tikslą. Čia dar prisiminiau, kad kartais dar manoma, kad tai yra komanda tada, kai yra kažkoks bendras tikslas ir tas tikslas yra padalinamas į mažesnius tikslus. Ne? Ir tarsi galima būtų sakyti, kad tai yra komanda, nes visi prisidedam prie bendro katilo, prie bendro tikslo, bet šiuo atveju nėra bendradarbiavimo poreikis ir tada aš nekalbėčiau apie komandą. Tai kitaip tariant, dar kartą akcentuosiu, kad apie komandą turim kalbėti tada, kai žmonės turi labai tamprai bendradarbiauti ir vienas kitą papildyti. Kai komandos narys tampa mano žinių įgūdžių pratesimu, tai yra mano resursas. Ir aš be to komandos nario negaliu pasiekti to, ką aš noriu individualiai ir to, ko mes norim komandiškai. Mhm. Gal trumpai tokios yra pirmosios mano mintis. Mhm. Jo, ačiū, kad išdetalizavai, išvardinai net tus komponentus, kurie tavo nuomonę apibūdino komandą ir man irgi iš mano patirties man irgi panašiai atrodo, kad jeigu yra poreikis bendradarbiauti, ne, ir kartu siekti, vienyti tą kolektyvinį intelektą,
tai tada yra prasmė kalbėti apie komandą, kuo aš gal su kuo kartais susiduriu organizacijose, ne, tai kad iš principo kažkaip norisi žmonių grupelę pavadinti komanda arba tiesiog pavadinti tą darbą komandiniu dėl to, kad turbūt gal ar tai madingas žodis, ar tai yra kažkokios politikos dalis. Ir tada vat klausimas iš tikrųjų kartais būna esminis, ar ne geriau ir ne efektyviau tą darbą kartais žmonėms atskirai padaryti, vietoj to, kad suvaryti juos į vieną vietą. Ne? Tai aš jo irgi su tuo sutinku. Aš prisimenu vieną atvejį, kai aš kalbėjau su vadovų grupė apie skirtumus tarp komandų ir grupių ir ar reikia juos vadinti komanda. Ir prisimenu, jisai buvo pardavimų vadovas ir jis po kurio laiko atėjo ir man pasakojo su labai didelė padėka ir su tokiu dideliu atradimu, kad nuo to laiko, kad suprato, kad jo pardavėjų komanda iš tikrųjų nėra komanda, bet grupė, kuri prisideda prie bendro katilo ir kiekvienas gali atskirai savo tikslus pasiekti. Tai sakė, labai pasikeitė ir atmosfera, pasikeitė ir rezultatai, dėl to, kad nukrito ta našta, kad jie privalo kažkaip vienas su kituo bendradarbiauti. Žinoma, išliko tam tikri bendri susirinkimai, jie dalinosi savo sėkmės receptais, strategijomis, jie vienas kitam galėjo kažką patarti, bet jie suprato, kad neprivalo vienas kitam dirbtinai kažkaip padėti. Ir nuo to pagerėjo rezultatai. Tai atrodo, kad toks mažas pokytis, bet tai gali turėti labai labai didelę reikšmę, nes įtakoja tai, kaip mes turim arba kaip mes bendraujam su kitu ir kokius lūkesčius keliam jam. Ačiū už pavyzdį. Aš, galvoju, kad vis tiek sugrįžti prie tos temos, kad vis dėlto yra tikrai daug turbūt poreikio ir situacijų, kai komandos reikia. Ir mes kalbam apie tikrą komandą. Ir šitam kontekste aš norėjau tave pakviesti padiskutuoti, gal pakalbėti apie tai, o tai kas mums, kaip žmonėms, atskiriems individams trukdo tapti komandos nariu ar komandos dalimi. Tikriausiai daug dalykų, tai aš kvieščiau tave truputėlį pafantazuoti su manimi ir paeksperimentuoti, kad jeigu tu dabar būtum priskirtas dirbti komandoje, ką tai reikštų tau. Tikriausiai tau būtų labai svarbu žinoti, koks yra tas bendras tikslas, kiek tu gali prisidėti prie to tikslo, kiek tau tas yra prasmingas, ar vienodai prasmingas kaip visai komandai. Tau turbūt labai svarbu būtų suprasti, kokia yra tavo rolė toje komandoje ir kokios yra tos rolės ribos, kitaip tariant, ką tu turi padaryti ir ko tu neturi daryti ir kur yra galbūt tie pilki laukeliai, kur iki galo neaišku, ar tai priklauso į tą rolę, ar nepriklauso, nes šiais laikais, kai yra tiek pokyčių ir nebėra tokių labai kažkokių aiškiai apibrėžtų rolių, tada kartais, ne visiems aišku, ar kažkas priklauso ar nepriklauso, bet būtų tikriausiai svarbu žinoti. Manau, kad tau rūpėtų ir tai, kokios yra vertybės toje komandoje, kokias vertybės turi ir prioritizuoja kiti komandos nariai. Ir ko gero būtų labai svarbu susitarti, kurios yra tos vertybės, kuriomis vadovaujamės tada, kai mes būname kartu, tada, kai mes priimam sprendimus, tada, kai mes atliekam savo darbus. Ir kaip mes apibrėžiam tas vertybės, nes kiekvienas žmogus turi savo subjektyvius apibrėžimus. Pagarba tau ir pagarba man gali visai kitus dalykus reikšti. Ir mes turėtumėme suprasti elgsenos lygmenį, kaip mes išreiškiame tas vertybės, kaip mes gyvenam pagal tas vertybės. Manau, kad
būtų labai svarbu turėti tam tikrą, tam tikrą saugumą, tam tikrą, šiais laikais irgi labai madinga kalbėti apie tą psichologinį saugumą, bet man atrodo, kad iš dalies tai yra labai svarbu, nes jeigu tu ateini į tą komandą ir nesijauti pakankamai saugus, kad tu galėtum pilnai išreikšti save, kad galėtum pilnai atsiduoti tam darbui, kad galėtum išsakyti savo tam tikras mintis, savo tam tikrus pamastymus, tada yra labai sunku būti toje komandoje ir negali visapusiškai atsiskleisti. Taip pat yra labai svarbu tokius, netgi jeigu tai nėra, žinai, tokios iškeltos vertybės, bet tokias pamatinės vertybės turėti komandoje kaip pagarba, tarpusavio pagarba vienas kitam, kaip tam tikras, iškitamas žodis, fairness, teisingumas, ne? Nes jeigu nesijaučiam, tai yra labai subjektyvu, bet jeigu žmonės nejaučia teisingumą, tada irgi įsijungia tam tikri gynybos mechanizmai ir išgyvena tam tikras emocijas, kurios nebūtinai padeda tam, kad galėtų efektyviai dirbti komandoje. Ir aš norėčiau dar pabrėžti, kad labai svarbu išlaikyti profesinius santykius, nes kartais komandos pradeda save vadinti šeima. Ir iš vienos pusės vėlgi, jeigu tu praleistum labai daug laiko kartu su kitais komandos nariais, jeigu tu gerai jaustumėsi, galbūt po kurio laiko visa ta atmosfera būtų panašesnė į tokią neformalią šeimos atmosferą, bet tai nėra gerai, nes išplaukia tam tikros ribos. Ir vėlgi šeimos nariams mes turim visai kitokius lūkesčius nei kitam komandos nariui, kuris yra tam tikrą prasme mūsų verslo partneris, su kuriuo mūsų sieja profesiniai santykiai. Ir labai yra svarbi ir komunikacija. Ar vienodai suprantate žodžius, ar nepaliekate spragų informacijoje, ar neturite tokių prielaidų, kurios turi tam tikras pasiekmes elgsenoje. Tai va ta nuolatinė komunikacija, nuolatinis bendravimas, reflektavimas, mokymasis kartu būtų labai svarbu, kad tu galėtumai įsilieti į tą komandą ir po truputėlį pasijusti tokiu pilnaverčiu komandos nariu. Ir žinoma, aš nepaminėjau dar vieną labai labai svarbų dalyką, kas yra tarpusavio pasitikėjimas. Ne? Ir iš dalies pasitikėjimas turi būti duodamas avansu, nes jeigu kažkiek pasitikėjimo neduodama, tada vėlgi labai labai sunku yra dirbti ir atsipalaiduoti, bet pasitikėjimas nuolat kuriamas, atkuriamas, stiprinamas, atstatomas, išbandomas ir tas irgi yra labai svarbi prielaida, kad galėtų komandos nariai kartu dirbti. Man atrodo, žinai, toks stipresnis tarpusavio pasitikėjimo praradimas gali turėti vėlgi labai neigiamas pasiekmes ir atskirų narių santykiams ir paskui visos komandos atmosferai. Bet čia, žinai, ekspromtų mano tos mintis, nežinau, kokias mintis tu turi, nes nemažai esi pats dirbęs ir komandose įvairiose ir nemažai dirbai ir su komandomis. Aš klausiau tavęs ir galvojau, kad iš tikrųjų tas tapimas komandos nariu turbūt yra toks procesas, jis turi lygmenis, turi daug dalykų praeiti, ne, va, tai kaip ir tu mini, ir susitarimai, ir susivokimas, ir jausmas, kaip aš jaučiuosi, ne, toj komandoj, ir kokią aš naudą gaunu, būdamas komandoje, ar negaunu. Ne, tai daug dalykų atrodo turi įvykti, ne, kad aš to komandos nariu tapčiau. Ir kadangi mes ateinam į tas komandas su savo asmeniniam patirtim, ne, ir su savo kiekvienas įsivaizdavimu, kas yra komanda ir koks yra mano vaidmuo, tai vat man atrodo, tas ir trukdo šiek tiek, ne, ypač jeigu nėra susitarimų ir nėra to aiškumo, ką mes darysim, tai mums kažkaip tas žodis komanda suskamba, vat ką mes neseniai kalbėjome, ne,
ir lyg tai mes turim kiekvieną savo supratimą ir atrodo, kad tą tikrąjį supratimą, kaip komandoje dirbsim, ne? Bet iš tikrųjų tai ateinam su savo supratimu apie tą komandą. Ir man atrodo, kad čia vienas iš tokių kliuvinių, kol nėra aiškių susitarimų, ką mes turim pasiekti ir svarbiausia dar kaip, ne? Kaip tą dirbsim. Ir tada dar iš tikrųjų pasižiūrėt, ar mes iš tikrųjų dirbam taip, kaip sutarėm, ne? Nes tada tik tai žmogus patikė, tada jisai jaučiasi, kad jisai toj vietoj, kurioje dirbama taip, kaip ir susitarta, ne? Tai tada va, turbūt atsiranda tas ir saugumas, ir drąsa kurti, ir dalintis, ir panašus dalykai. Jo, tai tu minėjai tuos dalykus, kuriuos aš praleidau, kad labai yra svarbu turėti tą viziją ir kurti tą bendrą viziją, kaip mes įsivaizduojam, kokia turi būti mūsų komanda, kad mes neturėtumėme savus kažkokius individualius ir idealistiškus įsivaizdavimus. Ir tu minėjai, ir tai kiek yra svarbu susitarimus turėti, įvairius susitarimus apie tai, kokius santykius mes norim turėti, apie tai, kaip mes spręsim konfliktus, nes jų tikrai bus, kaip mes duosim grįžtamą ryšį vienas kitam, kaip mes bendrausime, tai labai labai daug susitarimų turi būti, nes komandose labai lengva yra pasislėpti. Jeigu nėra dėl kažko labai aiškiai susitarta, tada mes galim labai lengvai galvoti, kad gal niekas nepastebės, gal aš galėsiu pasakyti, kad aš nesupratau, aš nežinojau to dalyko. Ir yra ir tokių, žinai, anksčiau buvo tokių eksperimentų, kur buvo stebima, kaip dirba žmonės geriau, ar kai juos sudedi į komandą, ar kai individualiai. Ir kartais komandose žmonės dirbo daug prasčiau, dėl to, kad labai labai lengva buvo pasislėpti ir neįnešti savo 100% indėlio, o daug mažiau. Tai manau, kad tam irgi reikia susitarimo ir kažkaip klausiausi tavęs ir turėjau dar vieną mintį. Bet jo, man grįžo ta mintis, kad manau, kad apie ką galbūt dar rečiau kalbama, kad ypač organizacijose, kad vienas žmogus vienu metu yra kelių komandų narys, nes vyksta projektinės veiklos, yra įvairios užduotis ir klausimas visą laiką yra tai, kad kokioje komandoje, koks esu narys, kokia yra mano rolė, kokį indėlį turiu atnešti į tą komandą. Ir tai nėra lengva, nes kiekvieną kartą turi pagalvoti, kokios komandos narys esi. Ir čia paminėčiau dar vieną dalyką, kurį aš kartais stebiu, kad dabar kitas madingas žodis yra autentiškumas, kad būtumėme autentiški. Ir manau, kad kartais nesusimąsto žmonės apie tai, ką tai reiškia ir apie tai, ką reiškia žmogus rolėje. Nes kai aš ateinu į organizaciją ir aš esu vienoje ir kitoje komandoje, aš tada ateinu į rolę. Ir kai aš ateinu į rolę, tai nereiškia, kad aš visą lėdą turiu atnešti į tą rolę. Yra tam tikri asmeniniai įpročiai, asmeniniai įsitikinimai, mano tam tikros dalys, kurias nepriklauso toj roliai. Ir tai nereiškia, kad aš nesu autentiška arba aš išduodu save. Tai tiesiog reiškia, kad aš adaptuojusi prie tos rolės ir yra tam tikri dalykai, kurie ten nereikalingi. Tai aš turiu labai gerai pagalvoti, su kuo galiu prisidėti, ką man svarbu pasakyti, kaip man dera arba kaip yra naudinga elgtis ir mąstyti šitoje komandoje. Kitaip tariant, kiekviena rolė kažkiek mus formuoja ir tai nėra neautentiškumas. Tai čia vienas iš požiūrių turbūt žiūrėti į tą komandos nario funkciją kaip į rolę, ne? Ir tuomet, aš galvoju, jeigu mes, tęstumėm tą pokalbį apie tai, kad tai yra rolė, ne? Tai žiūrint iš tos perspektyvos, kad tiek iš vadovo arba tiek iš kaučo, ne? Jeigu jis dirba su komanda, kaip tau atrodo, ko reikia tiek iš kaučo, tiek iš to rolėje esančio komandos nario, kad iš tikrųjų jisai būtų pilnavertis tas komandos narys.
Aš galvoju, kuo skiriasi šitas klausimas nuo anksčiau užduoto klausimo, nes Mhm. irgi klausė, kaip tampama komandos Ja. nariu. Um, Aš daugiau čia turėjau omeny, kad ko reikia proaktyviai, ane, tiek iš vadovo, sakykime, komandoje, arba, o gal to paties kažko reikia ir iš pačio nario, ne, kad iš tikrųjų tos funkcijos būtų pilnai gyventos, arba tos rolės iš tikrųjų būtų tos, kurios reikalingos komandai. Gal mano pirma mintis yra tai, kad kiekvieną kartą, kai išeina narys iš komandos arba kai ateina naujas komandos narys, mes turim naują komandą. Tai Mhm. komandą nuolat reikia formuoti, nuolat reikia iš naujo kalbėti apie rolės, apie susitarimus. Labai svarbu, kad būtų tarpusavio pažinojimas, kad žmonės pažintų tą žmogų, kažkiek žinotų ir asmeniškai apie tą žmogų, nes tai padeda stiprinti santykius. Tai nereiškia, kad formuoti asmeninius kažkokius draugiškus santykius ir lysti į privačius gyvenimus, bet vis tiek tas asmuo ateina į rolę ir labai svarbu, koks asmuo ateina į rolę. Tai labai svarbus yra tas tarpusavio pažinojimas. Aš manau, kad kai tu klausi, ką reikia proaktyviai, tai manau, kad proaktyviai svarbu kalbėti ir apie savo stiprybės, silpnybės, nes komandoje svarbu naudotis vienas kito stiprybėmis, bet labai svarbu ir kad sugebėtumėme vienas kito silpnybės padengti ir galėtumėme kartu mokytis. Tai proaktyviai svarbu kalbėti ir apie tai, kuo aš galiu prisidėti, kuo negaliu, ką aš noriu išmokti, kokius gal įpročius turiu, kad mane geriau suprastų žmonės ir geriau interpretuotų mane, bet tuo pačiu ir paprašyti, kad duotų pakankamai grįžtamo ryšio, kad aš galėčiau keistis, augti, labiau prisitaikyti, ne prie individualių kaprizų kitų komandos narių, ne? Bet prie komandos poreikio, prie kitų kaip profesionalo poreikių, kad kitas žmogus galėtų dar geriau atlikti savo rolę ir galėtų tobulėti. Tai manau, kad žinai, proaktyviai labai svarbu nuolat komunikuoti, svarbu klausti, svarbu nedaryti tokias prielaidas, kurios yra nepatikrinamos ir veda prie kažkokių tokių pasiekmių, kurias vėliau sunkiau ištaisyti dėl to, kad jau įsivels tam tikros skausmingos, nemalonios emocijos. O iš coachingo specialisto perspektyvos, tai man atrodo labai svarbu visą laiką suprasti organizacijos kontekstą, visą tą sistemą, suprasti, kokia tai yra komanda, nes komanda nėra ta pati komandai, kokia buvo ta komandos istorija, kaip formavosi, kokios yra komandos užduotis, kur tie patys žmonės dirba kaip komanda, kur ne. Pavyzdžiui, tu pažinai, kad mes dirbame su tokiamis komandomis, kurios tam tikrose rolėse yra komanda, pavyzdžiui, jie yra aukščiausio lygio vadovų komanda, bet tuo pačiu jie yra departamentų vadovai. Ir tai yra skirtingos rolės. Taip, jos yra tarpusavyje sąveikaujančios rolės ir labai svarbu būti ir departamento vadovu, bet labai svarbu žinoti, kad tada, kai aš ateinu į aukščiausio lygio vadovų komandą, tai aš jau atstovauju visai organizacijai ir turiu priimti sprendimus, kurie liečia ne tik mano departamentą, bet kurie liečia visą organizaciją. Ir šiuo atveju mes esam komanda ir turim komandiškai mąstyti. Jeigu mes esam du departamento vadovai ir nebūtinai turim labai, labai tampriai bendradarbiauti tarpusavyje, tai gal mes nesam komanda, mes esame kolegos, kurios priklauso tai pačiai organizacijai, bet mes neturim tokio stipraus bendradarbiavimo poreikio. Aš žinai, klausiau tavęs ir galvojau, kad kiek formuojant komandą turėtų būti tų pokalbių labai atvirų ir aiškių apie tas roles, ne, kaip aš kaip vadovas ar komandos coachas, kokia mano rolė,
ko galima iš manęs tikėtis ir ko gal aš mokausi, ne, ir kur gal aš stiprus, o kur gal netiek. Ir iš kitos pusės komandos nariai, ne, kad ko aš tikiuosi iš jų, bet ko jie tikisi ir iš manęs, kad tos rolės atitiktų, ne, nes turbūt mes jas įsivaizduojam kiekvienas kitaip. Ir vat tada atrodo, kad reikalingi tie tokie labai iš vienos pusės ir paprasti, bet ir nuoširdus pokalbiai, ne? Ko mes norim. Ir čia gali būti nebūtinai sofistikuotas pokalbis, bet labai paprastas ir praktinis, ne? Kaip aš įsivaizduoju komandą, kaip jinai dirba, kaip aš, kaip narys įsivaizduoju tą patį, ko iš manęs tikisi, kiek aš suprantu. Tik vat man atrodo prielaida visam tam turėtų būti santykiai, ne? Geri santykiai arba adekvatų santykiai, santykiai, kurie leidžia man kalbėti atvirai, nuoširdžiai, nes tik tada turbūt pilnai tą rolę, toj roliai būsiu, kitaip kažką vaidinsiu. Ne? Čia mes kalbam, kai su tavim kalbam, aš girdžiu tos rolės ne teatralinės, ne vaidybinės, bet aš žinau, kodėl aš ją atlieku, ne? Ir kas jai reikia. Bet kad galėčiau suprasti, įsijaust, joj būti, tai aš įsivaizduoju, kad prielaida yra va tas tie saugus santykiai, ne, kur aš jaučiuosi saugus dėl to, ką galvoju, ką galvoju ir ką jie ištransliuoju komandai, ne, ir kaip ta komanda dirba, kaip aš ją priimu. Jo, ir čia mes nepalietėme labai daug dalykų, mes nepalietėme ir šiandien turbūt nespėsim tarptautinių komandų, kur yra skirtingos kultūros, nepalietėm komandų, kurios dirba labiau iš namų ir mažiau susitinka bendrose patalpose organizacijose ir mažiau turi galimybių šiaip neformaliai pažinti vienas kitą virtuvėje prie kavos. Labai daug yra niuansų. Mes, žinai, kiekvieną kartą, nes mes pradėjom kalbėti apie tai, ką coachingo specialistas turi žinoti, tai išsiaiškinti visus tuos niuansus ir tik po to galima suprasti, kaip padėti komandai, kaip turi ta komanda ar komandos narys proaktyviau bendrauti arba proaktyviau prisidėti prie to, kad komanda būtų efektyvesnė, sėkmingesnė. Tai daug niuansų yra ir čia ir yra vienas iš pavojų, žinai, kad mes labai bendrai kalbam dabar apie komandas ir mes negalim atskirti visų tų detalių. Tai kitaip tariant, žinai, komanda nelygiai komandai, mes galim tam tikrus vardiklius bendrus, tokius labai paviršutiniškus akcentuoti, bet reikėtų gilintis atskirai. Aš sutinku, jo, čia buvo turbūt mūsų pabandymas pasižiūrėti va tuos principinius dalykus, tuos pagrindinius bruožus, ne, gal pasidalinti daugiau taip, kaip mes matom iš savo patirties darbo komandos ir organizacijose ir kaip mes suprantam tą, bet aš irgi sutinku su tuo, kad čia turbūt, kai pradedi kalbėti apie komandas, tai galima labai daug temų atidaryti. Aš galvoju, kad šiandien mes pabandėm kai kurias temas akcentuoti, bet tų temų kiekvienoj komandoj tikriausiai bus specifiškesnių ir gal ir skirtingų. Ir čia turbūt gal ir įdomumas, ir unikalumas, ir tuo pačiu ir įdomumas to darbo su komanda. Tai ačiū tau už pokalbį. Man su komanda, man vis tiek vienas iš pirmų klausimų būtų tai, ar jūs iš tikrųjų esat komanda. Ir ar visi, kurie priskiriami žinai, pagal departamentą arba pagal skyrių šitai komandai iš tikrųjų yra šitos komandos narys. Ar turi dalyvauti komandos susirinkime. Ir taip toliau. Tai žodžiu, mes irgi neturim daryti prielaidos, kad jeigu sakoma, kad čia turi būti komanda, kad tai ir yra arba tikrai turi būti komanda, bet turim atsinešti savo smalsumą ir suprasti tą poreikį. Tai ačiū Leda už tą pasidalymą patirtim, supratimu ir įžvalgom. Ir gal šiai dienai mes tą temą neuždarom, bet paliekam turbūt atviras temas kitiems kartams, kai galėsim vėl kalbėti apie komandas. Ir apie jų komandas. Ačiū. Ačiū.